Sveiki visi. Mūsų susitikimas šiandien vadinasi Šviesos kodai įžanga. Labai savotiškas susitikimas, todėl kad prieš įjungdamos įrašą mes kalbėjom apie tai, kad iš savo žinojimo šiandien mes nieko nepasakysim. Todėl tiesiog dabar pat einam į meditaciją, merginos priima pranešimus, jauskit, klausykit, tai ateina mums visiems ir mums visiems tai yra labai labai nauja. Aš irgi noriu pasisveikinti su visais, sveiki. Ir mes ir čia negalim pasakyti, ar bus pranešimas, ar tiesiog meditacija, kuri labai stipriai dabar su galinga banga mūsų užlieja, nors mes norėjom pasidaryti tik tai tiesiog pokalbį, bet atsiduosim tam vedimui, kuris yra. Tai ką, labas rytas ir aš sveikinu su jumis. Šiandien truputėlį kitokioje aplinkoje, bet matyti irgi neatsitiktinai, tas pasiruošimas vyksta mūsų naujam projektui, kuris ves ne tik jūs, bet ir mus į tą įmaterinimą pokyčio, ateities pokyčio į mūsų gyvenimus. Nu ką, einam į meditaciją. Atsipalaiduojam ir prajauskim erdvę. Prajauskim erdvę savyje iš pradžių. Galinga srovė, kuri prasideda bambos čakrai, išsisuka ir išsuka visą mūsų energetiką, aurą, energinį kūną ir materiją, materinės daleles esančios aplink mus. Taip, besiplėsdama, ji apima skrandžio čakrą ir po truputėlį kyla per širdį, gerklę. Į viršų, vis plačiau išsukdama savo spindulį. Viskas egzistuoja jumyse. Viskas, kas egzistuoja visatose, yra sudėta į žmogaus struktūrą. Jūsų galybė, esanti kiekvienoje dalelėje, neša be galo didžiulę, be galo didžiulį srautą, kuriame yra viskas, ko gali prireikti. Nesvarbu, kokį variantą gyvenimo pasirinkus, jūsų planetos evoliuciniam etapui. Toks yra kūrėjo tikslas. Daug visatos gyvybės formų yra, sąmoningų gyvybės formų yra sutelkę dėmesį į Žemės planetos evoliucijos kelią. Visi etapai be galo svarbus. Šis taip pat svarbus tam naujam šuoliui, kurį praeidinėja šios Žemės sąmoningos būtybės, sielos, savo visų sąmonių pasirinkimu. Jūs patys šito etapo
vien savo protu nepraeisite. Tam esame mes. Tam mes paduodame galingas energoinformacinius impulsus. Mes taip pat po vieną nesugebėtumėm jums padėti praeiti šį etapą. Mūsų yra be galo daug. Kiekvienas iš jums padedančių gyvybės srautų, kurios egzistuoja jūsų planetoje, kurios atėjusios tam, kad padėti jums šiame virsmo laikotarpyje, neša savo užduotį. Ir su vienu žmogumi dirba begalė sąmoningų būtybių, kurios atsakingos už šios planetos evoliucijos variantų gausą. Mes kalbame apie virsmą, bet turite suvokti, kad nėra vieno virsmo. Virsmo variantai yra tvirtinami ir skleidžiami per kiekvieną sielos sąmonės srautą. Už tai mums taip svarbu, kad jūs galėtumėte savo erdvėje suaktyvinti kiek galima daugiau sferų, kurios išskleistų savo erdvėje energinės galimybės tiems variantams susiaktyvuoti. Už tai labai svarbu, kad atsiduotumėte kūrėjo tėkmei ne protu, o savo išjautimu, savo jutiminę sąmonę. Už tai taip svarbu šiame gyvenimo laikotarpyje aktyvinti jutiminę sąmonėje ir išmokti paleisti prisirišimą prie tos ateities, kurią jūs įpratę savo gyvenime kurti. Šviesos dalelės nusileidžia į žemę palaipsniui, nes jos taip pat neša savyje virsmo paetapinį procesą. Tam, kad jūs su visais savo lygmenimis sąmoningai, logiškai suvokdami, pasidarydami savo analizės, galėtumėte blaiviai vertinti viso šio vyksmo žingsnius. Mums svarbiausia išlaikyti jūsų sąmonės ir protus blaivius, aiškius, priimančius, suvokiančius, kam ir kodėl to reikia. Už tai šios šviesos dalelės nusileidžiančios dabar į žemę kelia jūsų dėmesio fokusą, kaip jūs sakote, į viršų, į subtilų pasaulį, išjautimą ir visą to prasme. Bet turite apdoroti šią informaciją per savo žemesnius lygmenis. Už tai jūsų žemosios sąmonės turi būti atsilaisvinusios nuo tų senų materinių įsitikinimų, nuo tų senų materijinių patirčių, kurios iki šio gyvenimo etapo jums atnešė be galo daug naudos ir prasmės. Kad atsilaisvinimas giluminėme jūsų ląstelių vibracijų lygmenyje įvyktų saugiai, tam ir kūrėme tokius projektus, tam ir kviečiame susiburti sąmonės, kad galėtume padėti
neprasmegti į tuštumą, į nežinomybę, o suteikti energoinformacinius laiptelius, kuriais jūs pamažu, didindami savo pasitikėjimą tais, kurie su jumis dirba, jūsų subtilėje dieviškąją komandą, eitumėte tais laipteliais, nesustodami į priekį. Ar jaučiate, kaip virpa kiekviena jūsų kūno ląstelė? Kaip jūsų kūno ląstelės savo viduje pradeda skaidytis ir iš savęs išspinduliuoja savo šviesos diodus. Galite jausti deginimą, pykinimą. Tai yra reagažas į šių veiksmų, kas dabar vyksta, atgarsis jūsų dalelyčių žemesniojoje sferoje pas jus. Dabar mes einame į jūsų pasąmonę, kad būtų galima atlaisvinti tai, ką iki šios savo gyvenimo etapo jau žinote, patyrėte ir kas vėl ir vėl turi nueiti į praeitį. Kad jūsų pasitikėjimas kūrėju dar labiau atsilaisvintų, pasiduotų kūrėjo tėkmei, kuri neša ten, kur jūs turite būti. Dabar labai stipriai pasidavė atlaisvinantis rautas tiesiai į širdį, per visą jūsų vidinę ašį, per visą jūsų stuburą. Intensyviai atlaisvinantis jūsų ir emocijas. Kas tos šviesos dalelės? Apie jas daug girdime, apie jas daug kalbame šiomis dienomis. Kiekviena šviesos dalelė neša savyje tam tikrą informaciją, tam tikrą kodą, kuriame slypi begalės naujų galimybių. Bet mūsų vidinis pasaulis, mūsų įpročiai, mūsų protas, mąstymas, seniai įsitikinimai vis dar gaubiantis mus, nors atrodo, jau padarė nedidžiulį žingsnį. Bet kiekviename sąmonės lygmenyje tie sluoksniai vis kitokie ir skirtingi. Jie vis dar neleidžia iki galo tam naujumui, tam lengvumui ateiti į mūsų gyvenimą. Pokytis ateina tada, kada mes pokytį darome ir patys per savo veiksmą. Bet veiksmą galim daryti ir tada, kai vidinis pasaulis taip pat mūsų būna išlengvėjęs. Kai esi sukaustytas savo kasdienių būsenų, ne visada ir tą veiksmą gali padaryti. Čia apsijungia daug dalykų ir šis projektas einantis lygiagrečiai su pokyčiu taip pat neša begalę sluoksnių ir atveria labai daug galimybių. Čia ne tik davimas, čia yra bendradarbiavimas mūsų visų, kiekvieno iš jūsų. Sąmoningas įnešimas pokyčio į savo gyvenimą, į savo veiksmą, į savo mintį, į savo jausmą. Aš visatų motina, švelniai
saugiai suaktyvinu savo spindulį šviesos, galingąjį srautą ir nukreipiu dabar į jūsų sąmonės. Nukreipiu į jūsų širdis ir pasąmonę. Priimkite šį šviesos srautą, įleiskite į save ir tegul mano moteriškoji energija, susijungusi su jūsų struktūra, suaktyvina jumyse vibraciją, kuri padės jums išjausti savo gyvenimuose tą tiesą, kuri dabar aktualiausia jūsų kelyje, kad jūs galėtumėte išgirsti save, atrasti tiesos kryptį savo asmeninėme santykyje su pasauliu, su artimaisiais, su savo siela ir jos keliu. Dabar Jaši labai stipriai pradeda plėstis ašyje per širdį, jos spinduliai. Atsiduokit ir pasiduokit jos plėtimui, visatų motinos. Nes daugelyje dabar skamba šiame laikotarpyje žmonėms, o kas toliau, o ką toliau, o kaip toliau. Tai štai tuos klausimus galinga savo srautą sufokusavusi visatų motina, leidžianti savo galingą spindulį, suaktyvina. Aš globoju jūsų sąmonės, kurios yra nukreiptos į mus, į augimą, į aukščiausiosius planus, taip užmegzdama ir nutiesdama jums galimybę prajausti. Aš sujudinsiu jūsų subtiliasias smegenis esančias jūsų bambos čakroje, kad visa jau potencialas atsisuktų į tuos planus, kur prasmė išsiskleidžia visomis spalvomis, kur jūsų esybių tikslingumas atneš jums aiškumą, jūsų protams, išjautimą jūsų sieloms ir labai aišku žinojimą jūsų kūnams, kas, kodėl, kaip visą tai įgyvendinti. Aš visada jums šviesiu, kaip galingoji žvaigždė šioje visatoje, todėl kad aš aprėpiu daug gyvybės pasaulių, kurios egzistuoja ne tik jūsų visatoje, bet ir daugelyje visatų. Šie procesai, kurie vyksta per visus planus, per daugelį gyvybės erdvių. Ir tai liečia ne tik jūs. Šie procesai yra be galo globalūs, o jūs esate taip pat viso to dalis.
Labai svarbu pakelti jūsų savivertę, todėl kad be šito neįžengsite į tą lygį ir kelią, kuriuo eina visos sąmoningos būtybės. Todėl mes tiek ateiname pas jūs ir užmesgę ryšį, skleidžiame daleles, vibracijas, kuriuose jūs pasijaustumėt lygiaverčiai su mumis, nes taip ir yra. Bet kol jūs giliai savyje to nepajausite, tos savivertės ir lygiavertiškumo bendraujant su mumis, sunkiai galėsite išlaikyti tą vibracijų foną savo gyvenime. O tai turėsite padaryti visi. Todėl dabar aš siunčiu jums meilę ir dėkingumą. Tie, kas girdi ir priima mano žodžius, kas leidžia savo būti su manim vienam lygmenį, vibruoti vienom vibracijom, kas jaučiasi bendrystėje lygiai teisiškume su manimi, aš dar labiau sustiprinu šias energijas. Kam dar sunku save pajausti lygiaverčiu, aš siunčiu pagalbą, tokią, kokią jie gali priimti. Pagalba jūsų sąmonėms, požiūriui ir visoms dalims, kurios dar prieštarauja šiai tiesai. Įsileiskite šį dėsnį tiesos save. Tai labai svarbu. Ta tiesa tegul persmelkia jūs kasdienėje jūsų veikloje, apmąstymuose ir tegul jūsų požiūryje įsitvirtina lygiavertiškumo, savivertės energija. Kviečiu stiebtis. Jinai taip įsileidžia mus. Tai yra tokia galinga meilės vibracija. Atrodo, dar niekada nesijaučiau tokia saugi ir mylima. Tokia priimta. Aš globosiu šį projektą. Jau seniai per Ritą ir Jolantą ateinu joms ir kreipiu savo spindulį per jas, skatindama leisti man ilgesnį laiką padirbėti su žmonių širdele ir ten esančiomis jų sąmonėmis. Ačiū, kad pagaliau išgirdot, kad jūsų savivertė leido tam išsiskleist. Aš per jūs visas tris galiu tai paskleisti plačiau jūsų žemės skirtingose lygmenyse. Ačiū jums trims už kanalą.
Ir prašau kiekvieno dabar klausančio priimti dovaną. Aš suaktyvinsiu jumise būtent tą sferą jūsų energetikoje, kuri jums dabar yra būtiniausia. Ir sakau iki susitikimo ateityje. Galėčiau pasidalinti viziją, kuri atėjo. Gal tai ne vizija, gal tai tiesiog metafora. Šviesos kodus gauna absoliučiai visi žmonės, nepriklausomai nuo to, kiek jie tai suvokia ir kiek jie tai sąmoningai priima. Bet tai panašu į ištroškusių žmogų, kuris laksto per lietų išsižiojęs ir bando atsigerti. Lietų gauna visi, o atsigeria tie, kurie geba susikurti indą. Susikurti indą vandeniui surinkti ir troškulį numalšinti. Susikurti indą, surinkti toms šviesoms dalelytėms, kurios ateina tam, kad galėtumėt jas tikslingai panaudoti savo tolimesniam keliui, savo gražiam keliui. Ta vizija buvo tokia aiški, kad tiesiog dėkoju labai už galimybę pabūti tame, kai girdi ne ausis, o per širdį lyg Morzės abėcėle iškala kiekvieną žodį giliau negu smegenys, giliau negu protas. Tai tiesiog džiaugiuosi, kad mes galėjom pabūti tame šiandien. Irgi noriu pasidalinti, kaip visą tai galbūt gimė. Aš pajutau prieš gerus 2 mėnesius, pradėjo ateiti energija mūsų su Ritos seniau vedamos, mes turėjom ciklą išsilaisvinimas iš priklausomybių. Bet aš suprantu, kad mes nebedarysim to pačio, nes manau, kad ta energija yra paskleista ir viskas, ir aš nesuprantu, kodėl man taip pat primena. Ir tada supratau, kad tiesiog reikia turbūt su Rita susijungti. Ir kai mes su ją susijungiam, tai būtent buvo pačią pirmą dieną šita galinga šviesa, kuri apšvietė mus tokiu prožektoriumi, kad aš supratau, kad aš neturiu kur pasislėpti, tik nesuvokiau, kas tai vyksta, ir pradėjau Ritai sakyti, kas tai yra. Rita labai aiškiai sako, aš žinau, sako, jinai jau pas mane ateina, jinai jau šviečia, jau įsitvirtina mano erdvėje, tai yra visatų motina. Ir būtent tada mes suvokiam, kad jinai globoja mūsų projektų, kurio mes dar nežinom, mes dar nesuvokiam, koks tas projektas yra. Tai buvo prieš 2 mėnesius gerus. Kiek mes bandėm išjausti tada, viskas vyksta savo laiku taip, kaip turi būti. Kiek mes bandėm išjausti, mums nieko nepavyko. Todėl, kad mes nebuvom praėjusios savo patirčių ir savo dar etapų, ką reikėjo. Ir aš net sukūriau grupę, mūsų 2 paskui Vadalytė prisijungė ir užrašiau užrašiau pavadinimą šviesos kodai. Tiesiog aš nežinau kodėl, tiesiog norėjau, kad jis nepasimestų mūsų šitą grupę. Ir po to prieš gal 3 savaitės kokias, gal prieš mėnesį, nežinau, prieš 3 kokias savaitės man užsirašė laiškas mano kurso metu, man atrodo, santykis su savimi ir savo, nesvarbu, santykis su savimi, to kurso metu man užsirašė matricos laiškas, kur labai aiškiai kalbėjo apie šviesos kodus ir kas tai yra, ir tada atėjo tokia labai mintis, kuri įsitvirtina mano erdvėje, kad tai ir yra pavadinimas, kad apie tai ir reikia daryti, kam to reikia ir kaip tas turi būti. Bet vėlgi šita meditacija, kuri dabar įvyko, labai parodė, kad nieko mes vis tik nežinome. Kad ta globa, kuri ateina, ir ta galinga energija, kuri ateina iš tenais, kiekvienam individualiai užkabins tai, kas pas jį yra svarbiausia. Vis tik ir vėl parodė, kad svarbiausia yra mūsų požiūris,
mano apsisprendimas, mano suvokimas ir mokėjimas, neprisirišant analizuoti čia gyvenime. Tik per tai pasaulis gali veikti, tik per tai subtiliosios jėgos gali veikti. Ir vis tik, kaip ten bebūtų, tas dabar, kas vyko, tai buvo laisvinimas mus nuo mūsų pačių įsitikinimų. Ne blogųjų įsitikinimų, o tiesiog senųjų įsitikinimų. Ir tai visą laiką vyko ir vyks. Mes vis turim paleisti, dėl to, kad tie prisirišimai mūsų yra likę. Aš jau nekalbu apie prisirišimus prie priklausomybių kažkokiu ar ne, ten mentalinių ir taip toliau. Jau kalba ne apie tai. Prisirišimas tai tiesiog yra mūsų prisirišimas, tai yra instrumentas mano gyvenime, kuriuo aš savo pririšu save prie kažko, ką man reikia tuo momentu patirti ir įgyti jėgos, patyrus. Po to aš einu toliau neatsirišus. Ką dabar darė Visatų motina? Atrišo tuos instrumentus, kurie jau man nebereikalingi, kurie nenaudingi. Tie instrumentais, kuriais aš pasinaudoju ir kažkodėl susikišusi į užantį, į kišenės, aš einu toliau ir galvoju, kad toliau naudosiu. Nenaudosiu. Reikia išmokti tos instrumentus, kuriuos turiu paleisti. Aš iš tikrųjų kalbu ir nežinau, kaip tai padaryti. Aš niekaip negalėčiau duoti jums kažkokios tai, nežinau, instrukcijos, kaip tai padaryti, nes ne mūsų valioje tai padaryti. Vis tik tuos dalykus laisvina tik tai subtilusis pasaulis. Jie žino, kaip tai atjungti pas mus. Už tai aš pasijaučiau va dabar, kaip stipriai paskleidė meilės energiją, kaip atriša ir kaip aš lieku praktiškai nuoga, nežinau, tarp minios žmonių. Ir aš suprantu, kas tai atsilaisvina. Ir aš suprantu, kad tas nuogumo jausmas tai yra didžiulis prisirišimas prie to, kaip man atrodo turi būti. Netgi gyvenimas dabar pas mane be galo keičiasi nuo stovyklos Madeiroje. Visus tos 3-4 jau mėnuo eina ir jisai suprantu, kad ir keisis. Aš laukiu tos pabaigos, kad aš praeisiu tą pokytį ir vėl kažkas bus ir aš supratau, kad to nebus. Kad reikia išmokti, kas yra pokytis. Pokytis, kuris vyksta ištisai, kuriam nebebus galo. Ir šią energiją iš tikrųjų neša į mūsų šitą šviesos kodų seminarą Visatų motina. Už tai tie, kas ateis pas mus į seminarus, jie turi būti pasiruošę leisti vykti tiems pokyčiams nesustojant. Ir tai iš tikrųjų yra parodymas subtiliam pasauliui, kokią atsakomybę aš prisiimu. Todėl, kad jausmas man toks, kad aš senai tik to ir laukiau ir man pačiai šito be galo reikia. Taip, kad jeigu yra kažkas pasiruošę ištisai gyventi pokytyje ir leisti tam vyktis, tai yra Dievo valios spindulys, tai yra Dievo valios energija. Ir Dievo valios energija mano gyvenime įgauna pagreitį. Aš būdama, mes dabar buvom Indijoje ir aš vis kartoju, bet aš tik po to save išgirdau kartojant. Nes man telefonas, kažkas atsitiko telefoną ir aš negalėjau įsijungti jo ir aš buvau visiškai be ryšio. Aš negalėjau išeiti į internetinės platybės, kiek dalytė man duodavo bet aš supratau, aš nepiknaudžiavau galimybę iš dalios gauti, nes aš supratau, kad šito kažkam reikia. Ir aš tada supratau, kaip tai yra svarbu Dievo valia mano gyvenime. Ir aš pradėjau kartoti, gerai, jeigu Dievui taip reikia, tegul tebūnie. Jeigu Dievas šito nori, aš tam pasiduodu. Ir aš tai kartodama tiesiog supratau, kas tas yra pokytis ir kaip jisai veža mane per gyvenimą. Visa tai taip yra supinta, bet viskas veda į vieną, į tą laisvę nuo tų įpratimų, susidarimų kažkokių tai kelių, ėjimų, instrumentų, kuriuos aš įgyju, nuo viso to laisvė yra. Tai yra tik Dievo valios spindulys, ką Visatų motina ir ateidama, suaktyvindama šitos šviesos kodus ir nori mums pasakyti. Nebus taip, kaip aš noriu, kaip Rita nori, kaip Dalia nori. Bus taip, kaip reikės. Šviesos kodų veikimo pagrindas mano erdvėje. Net kutena viską dabar. Man atrodo, kad aš kalbu, bet aš esu išsiskaidžius ir esu visiškai ne čia. Galinga energija. O aš dar norėčiau pridėti, kadangi man labai patinka stebėti ženklus. Aš tiesiog manau, kad mes visi stebim, bet aš iš vis paskutiniu metu galvoju, kaip įdomiai nebūna atsitiktinumų.
Ir kai mes jau susirašėm ir nusprendėm daryti įrašą, aš galvoju, kur aš čia turėsiu daryti tą įrašą, nelabai ten kambarį ir vietos yra, gal kažkokį parką, gal dar kur nueiti. Ne, sako, aiškiai, žinau, kad prie jūros, prie vandenyno. Ir aš pradžioj nesupratau, bet taigi paskui sėdžiu ir sako, tai palauk, atspindys vandenyno, vandens, visatų motino sąmonė, sąmonės okeanas. Iš ten dalelės turime, simboliška. Ir kas įdomiausia, aš jau visą savaitę gyvenu vienoje vietoje ir tik vakare, jau kai mes nusprendėm daryti įrašą, pakeliu galvą prie savo viešbučio durų ir tiesiog matau Mariją užrašytą, tiesiog Marijos atvaizdas ir užrašyta Marija. O Marija, mesgi žinom, pasaulio motinos, visatų motinos sąmonės dalelė. Ir tas ženklas, ir aš taip vyrui sakau, savaitę vaikštau ir dabar tik akis pakėliau ir taip, ir vėl, kiekvienas tas simbolius, mes galim visai, kaip mes norim juos suprasti, bet lydi, kad esi neatsitiktinai ir tik tai va tada, kai mes jau nusprendėm, susiskambinom su Jolanta sudaryti ir jau apsisprendėm rimtai, tada jau mes darom įrašą, keliaujam toliau, tiesiog akyse pamačiau. Ir va taip įdomu, žinai, kad tikrai mūsų veda, simboliai duoda. Ir tarp kitko, mes netyčia visiškai pavežėm vieną moterį, visiškai netyčia iš kito miesto, taip netyčia sutapo, kad jinai būtent tam pačiam miestelį, kur mes esam gyvenam. Ir aš jos vardą nežinau, mes važiuojam mašinoje, aš paskui jos klausiu, koks tavo vardas, jinai sako Marija. Taip, kad irgi nebūna atsitiktinumų. Čia šiaip gerai nuotaikai. Taip, sutapimų. Ir iš tikrųjų pamatyti, kaip veda mus kūrėjas, kad nėra atsitiktinumų, viskas yra taip sudėliota, kiekviename žingsnėje, kai mes leidžiam. Taip, kad jeigu jaučiate poreikį, junkitės, jeigu ne, visą tai pas jūs aktyvuosis per kitus kanalus, kitais būdais, todėl kad nebus nei vieno žmogaus, kuriam šitie procesai neįvyktų, viskas bus savo laiku, tada, kada turi būti, bet jeigu sąmoningai jaučiate kutenimą visame kūne, prote, norą, kad srautas tvirtintųsi jau dabar, mes kviečiame ir pas mus. Mūsų pradžia jau šį ateinantį trečiadienį, rugsėjo 20 dieną, susitiksime 3 kartus per 3 savaitės po vieną kartą ir tuo pačiu prisijungia Dalia, kuri padės mums visą tai įmaterinti per piešimą ir ne tik įmaterinti, išplėsti, todėl kad meditacijoje mes gaunam informaciją, o veikdami su savo rankomis procese dar kurį laiką visą tai dar labiau išsiplečia ir mes į tai, kas ateina iš subtiliųjų planų per veiksmą, kur dalytis neurografika yra absoliučiai be jokių ribų, padės mums visą tai dar išplėsti ir apipinti galbūt tomis materinėmis galimybėmis, ar ne, tais resursais, kuriuos aš turiu, dar sąmoningai visą tai įtvirtinant per visus savo veiksmus. Man dar norėsiu pasakyti, kad jeigu mes imtume neurografiką, tai kai dalyti veda, tai nėra vien tik įrankis, kai aš piešiu ir įmaterinu, bet einantis tas pats srautas per jo sąmonės kanalą ir skleidžiantį energiją, tą patį procesą piešiam dar labiau sustiprina. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad dalyti prisijungia prie mūsų, nes aš tikrai žinau jos galią, žinau jos galimybės ištransliuoti labai stiprų srautą. Todėl aš be galo jai dėkinga, žinau, kad sujungus tokius stiprius srautus, pokytis yra neišvengiamas. Ačiū Jums labai, kad Jūs pristatėt už mano dalį. Ir taip, aš galvoju, kad prijungimas to alcheminio veiksmo, tai yra metafizinio vertimas fiziniu, konkrečiu dalyku, tai yra neuronais smegenyse, per Jūsų ranką, per Jūsų veiksmą, per Jūsų kryptingą dėmesį. Jis labai stipriai sutvirtina tai, kas ateina subtiliaisiais kanalais. Tai aš manyčiau, kad mūsų trejybė yra labai neatsitiktinė, labai stipri ir tikrai jau ne kartą rašiau, kad laukiu kaip Nojaus laive tų, kurie ateina, kurie pasiryžo, kaip Jolanta sakė, gyventi nuolatinėme pokytyje. Tam reikia pasiryžimo, tam reikia drąsos, tam reikia
motyvo. Jėgos. Jo, jėgos reikia, o jėga, kaip žinot, vienas medis yra ne kažką. Miškas yra jėga. Tai va, kai susibūrė žmonės ir daugelį religijų, tai pasakyta, kur yra du, ten esu aš, taip ir čia jėga yra ten, kur mes susirinkom, su tikslu, su motyvu, kiekvienas su savo įrankiais, kiekvienas su savo galimybėm. Ir aš jaučiu, kad mes gerai pabūsim. Tai ką, iki susitikimo trečiadienį 20 valandą. Iki. Iki visų labai lauksim.